Ignas prisijungęs, ne? Kur varai? Vat Ignai viską nori žinoti, blech, tu viską nori žinoti, pas mergų važiuoju, blech. Aš tave galiu priimti geriau. Šiandien padarykim laidą apie Audi remontą, blech. Galėsi papasakoti pats. Ir Agnė prisijungė, va Jėzus Marija. Šiaip tai pas Agnę važiuoju, jeigu kablėma chebra. Atlik. Varau ant sparnų, kaip sakant. Pas Agnės tiesiai į namus, blemo. Šiaip galėtumėm Agnę išprovokuoti, kad tai langelį pasijungtų, tai žodžiu. Nes jinai žmogus nėra daręs datų laivų, tai ir mane pradžiugintų jinai, supranti, ir savo gerbėjus, tai visi, žodžiu, plojam ir skanduojam Agnę, 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 drąsiau dramblį, žodžiu. Nes tai bus pirmas kartas, kaip Agnė eterį, žodžiu. Tikrai jinai galėtų pasitaisyti suknelę ir, kaip sakant, išlysti, kaip sakant, į eterį, blemba. Tai, mėly draugai, kviečiu visus vyrus, žodžiu, įnirtingai kažką padaryti ir skanduojam Agnę, Agnę į eterį, žodžiu. Nes jau laikas, jau išaušo laikas, jau vyram nusibodo Agnė laikinti tos tavo seksualius video. Jau atėjo laikas mums tave pamatyti gyvai, žodžiu, ir mesti viską, ką turim, blecha. Visus liūtus, tarakonus, dramblius ir krokodilus, blema. Tiesiai į ekraną, žodžiu. Reklama. Reklamos nesiklausysim. Lauksim sekančios dainos. Tai chebrytė, kas šiandieną jau turit parsinešę alaus, čipsų, jau kviečiu atidaryti pirmą butelaitį. Pasipilstyti bokalus, žodžiu, merginos jau užsitaisom Martinio taurės šluostikim jau, kaip sakant, ieškokim konservuotų blemba vyšnių. Tai jo, šiandien gal norėčiau tokį klausimą merginoms užduoti, vis dėlto iš kokteilių, ką turi dabar mėgstamiausi, nes labai dažnai pastebiu ten tą, bet čia jaučiu pigiausias segmentas, tai aperoltas, ne? Bet jisai, kad nėra tenai, nieko gero ten iš jo, kai kuriuose vietose tenai, pavyzdžiui, kaip, tuoj palauk pasakysiu. Olimpik kazino, pavyzdžiui, Klaipėdoj, tenai, kadangi vieną gėrimą vaišina nemokamai, tai, pavyzdžiui, jei esi su kokia mergina, tai, pavyzdžiui, galėjo aperol pasiimti. Bet jau kiek sakau, žinai, tai koks skonis, ar geras, kaip kokia situacija, kiek balų iš 10. Blemba, sako, praskiestas tenai. Tai prasme, to šampano neįpila normaliai, ar kažką tenai, žinai, tai... Savaitgalis yra suplanuotas. O, Žigulį matau, eik tu savo, iš kur tas dar čia atsirado. Savaitgalis suplanuotas, bet neišduosim ko kaip, žodžiu, liks paslaptis. Tai va, tai koks merginos jūsų yra gėrimas vakaro, kokteilis, koks šiuo metu yra, kaip čia pasakyti, vartojamiausias jūsų mėgstamiausias, ką be gurkšnojat. Gal kažkas turi kažkokį receptą savo, kažkokį, pavyzdžiui, aušą, bet aušą liktai alkoholį iš vis nevartoja, ne? Tai sunku būtų pasakyti, bet, pavyzdžiui, labai įdomu būtų sužinoti kažkokį receptuką, gal kažkoks yra pasirodys naujas, koks Malibu kokteilis, gal kažkoksai nesunkus, bet labai skanus. Man dabar kažkaip mintysi kažkoks kokteilis, labą dieną, vaidenas kokteilis
su kiaušiniu likeriu, bet nežinau nei koks turėtų būti, nei ar yra kažkoksai tas su geltonu kiaušininiu likeriu, arba su damų likeriu, arba su šituo, kaip jis yra, juoda balta tokia bonkė, kur yra saldus. Su Keglėvičiaus da būdavo, blem, kažkas tokio, blem. Tai va, nu žiūrim, kas radijoje gero. Nėra ryšių, ne. Airiškų likeriukų, blema, ne, ten tas juoda balta tokia bonkė, kur būdavo pusė juodos bonkės, pusė baltos, aš nežinau, ten likeris, man atrodo, yra. Tai šitą, tai astus norėsim paklausti, kokį jūsų kokteilis mėgstamiausias? Man atrodo, astai ir mėgėjai išgerti kartais vakarais. Ai, tai airiškas ten, ne? Bet jisai pavadinimą turėjo, jisai specifinis ten, ta bonkė tokia balta juoda. Man atrodo, bonkės kaklelis net yra padalintas per iš dviejų, bet vienas tas atsukimas atsuki ir iškart kaip pili jau maišos geltonas, baltas likeris su juodu. Jeigu neklystu, aišku. Labą dieną, sako, Asta nemėgėja su išgerti. Jau matyt savo yra išgerusi moteriškė. Asta šiandien puoši juodi akiniai. Labai smagiai vakar Petrą Dovidaitį iš tikrųjų pašnekinom apie senus laikus, prisiminėm vasarą Švėkšnoje, žodžiu, tos visokias intrigas. Intrigas visokias, žodžiu, su Maibachu tos visokias pasispardymas. Tai tikrai smagiai vakar pašnekėjom su bičiuliu ir beje, kas įdomiausia, jau ryte jisai, aš vakar jį ant tos temos užjudinau, žiūri ryte, jisai vėl tą pačią temą su visais tenai rutulioja. Žirdutės laido, blem, ar tai Vilma, blem, ar kas čia, Kanipaičia, nesupratau. Ekrane dešinėje pusėje matau, blem, širdučių pralėkė, ar čia pat savo netgi paspaudė, blem. Beje, vat, pat savo, blem, aš jam tiek esu prasiskolinęs, hebra, žinokit, dovanų neįsiunčiu visą vasarą. Realiai jau šnapso bonkiai skoloj būsiu, blem. O, ponas, blem, pastorius, matau. Nu, konšaiko. A nori į langelį priimsiu, kon tu veiki, blecha. A turi biškai apšviesti tos velnius, blembu. Gerą žodį duoti mums penktadieniui. Trumpam gale, ne? Nu, bet aš matai, vairuoju, tai aš nebūsiu pasijungęs, bet tu gali sukatintis. Daug maž įsivaizduok, pasaulį būtų aukso. Ne, aš manau, kad tada būtų, supranti, jų, ta prasme, pasaulėraščiai žydų labai kertas su Kristaus tuo gerumu, supranti, tada biznio neįtų padaryti. Ir iš tikrųjų būtų jų. Ne, daug kas yra atsivertis ten irgi, bet ten negarsiai nekalb, kad žinotų. Daug kas yra atsivertis, daug kas yra žena, kad toks buvo, žena, kad teks bus teismas ir taip toliau, bet negarsiai nekalb. Tu sakai, yra judaizme ten daro to savo, tarkim, dėl žmonių veidų, bet iš tikrųjų kaip įtiki kažkokią dalis, ne? Jo, ne kažkokio, nemažai tik, patikėk. Tai yra faktas. Krikščionybė ta mūsų, ne? Tai jo, ne mūsų, tai, bet, nu galim, nu kaip, ne mūsų, bet iš tikrųjų patį Kristų tik. Nes jeigu netikėtų, aš tau sakau, nepakvepuotų, taip kaip dabar kvepuoja, reiškia, kodėl nekvepuoja, vis tai, kad net atsiprašo per maldos tarnystės, prašo permaldavimą viešpatį, bet tai negarsiai nesako, nes yra silpnas būtybės. Suprantate? Aha. Jo, labai didelė tikimybė, o iš tikrųjų, kaip ir žena, tik vienintelis, kaip sakė, visagalis, žinai. Jo, taip pat. Gili tema čia, blecha, čia. Jo, bet ir šiaip, man žinai, kas patinka, kokie žydai, pradėjau kontaktuoti, tai Rusijoje tokie ir gan rimti rebetas, iš tikrųjų, nes ten buvo daug mūsų šaknų, žemaičių ir taip toliau, į rytus, katrie judėjai. Tai tokie gan yra arčiausiai tiesos, iš tikrųjų, Rusijos žydai.
Ir Rusijos rimti. žydai. Jo. Ten ir rimti. O tai dabar toj Ukrainoje tie žydai, kurie čia yra tie geresni. Ten visi, ne, ten Amerika, tai ir Hasida, dolerį, žinai. Doleriniai jau tie, ne? Jo, didžioji dalis, jo. Nes ten, kaip sako, visas tas karas, tipo, pagal kiek aš žinau, tai ir vyks tarp rusų žydų ir Amerikos žydų. Kiek aš esu užfiksavęs. Jo, daugiau, jo. Gilumeniškai taip. Jo, daugiau aš nežinau. Dėl įtakos toj zonai, žinai, visa kita, kas perims, ką, žinai. Tiesiog susimti, susitari. Kas ten kom perims, jie pats matai, ten vieną dieną gali būti taip, kad išves supranti iš tikrųjų. Tai yra... Matai, kas įdomiausia, dar realiai tavo valdžia, tarkim, tose bairiuose, ne? Jie toliau biznį padaro iš juos, supranti, procentą savo. O tas yra įdomiausia. Bet įsivaizduoju. Jie, kad ir sumastė yra tą konfliktą, tarkim, rusų žydai tarp Amerikos žydų, bet vis tiek jie dar į biznį išlaužė, blekai, iš žmonių pinigų. Jo, bet pagalvok, kiek aš biznis, bet tai žmonės miršta, rodė Sirijoje, Palestino mažus, tus vakus, įvinioja į marškas, baltas, negyjų, vaka. Tai ir siaubo films iš tikrųjų, ko neišdarinė pačio tai Ukraino, ten aplink to Izraelį. Eik, tu ten ir gėda iš tikrųjų, ne. Tokių nežiūriu. Neverta vadintis tokių šventų vardų, ir iš tikrųjų ten turėtų būti kažkoks neutralizuotas žemė, išginti visus tus nevalas, visus arabus, visus padaryti neutralą iš tikrųjų. Ten... Tu čia kaip kalbi, supranti, kaip ant Palestinos dabar sakai? Taip, ne, aš nesakau, aš sakau už taiką. Įsivaizduoju, kad ten vakų, kad tai žūn, maži kūdikėlė, ir kad tai žūn, kad ir štai tai avigalvė savo bombom, raketom bombėm, tai ir nenormalu iš tikrųjų. Nu, bet tai kas dabar? Ar tipo Izraelis, kad... Aš nesakau šėtons. Aš neįvardinsiu, ar tas, ar anas, čia yra viena didelį gauja Velnakramių. Ir tam pačiam, ten ir gerų žmonių, ir ten ir blogų, viskas ir sumaišyta, suprantate. Čia nepasakys, ar tas, ar anas, kiekvieno gaujo, kiekvieno šalį ir nevalų. Tai tai nevalų visur, taip pat kaip ir bet kur važiuoti. Jo, nebeįmanoma išgryninti. Neįmanoma, viskas ir įmanoma, bet žmonės nenori klausytis, nori patys daryti, ko nori, nesiklausia. Žinai, tas kiešas, ką pavadinasi. Kas yra Biblija paėmęs į rankas, supranti, šiom dienom, žinai, nieks. Ką tokie? Nieks nėra be paėmę. Biblija, kad paskaityti ten šeštadienį. Tu sakai šeštadienį, Ne, tai čia tokių žmonių stiprybės mane ir maldo sąrašus, tauris vis didėja, lašas po lašo peldos. Kokia mama pasisodinus 2 vaikus vakarė, suprant šeštadienį, kad, pusę valandos paskaitysim tokį šventą knygą. Ir pavyzdį kažkokį, žinai, ten Biblijai labai gali privesti, paskaitęs porą lapų, vaikams gali susėti su kažkokiu pavyzdžiu, ar kad mokintis reikia, ar kad blogo nedaryti, žinai. Bet reta, kuri, supranti, taip padarys, žinai. Jo. Bet, žinai, svarbu padarys, svarbu, ko mes darom, žinai. Ko nei ten padarys, o svarbu mes atidodam, ko žinom, ko suprantam, kad mes suvokam, kaip Kristus mumis vedo, ten ko nei padarys, o ne mūsų rankos. Nor šūdus jėsti, tegu jėl šūdus, paprasme. Realiai kaip ir geriau, mažiau tų, žinai, kas supras, lengviau konkuruoti, praeiti lengviau bus, kai eisi kažkada link skaistyklos, žinai, nes jeigu dabar visi protingi būtų, tai eilė susidarytų, o dabar, žinai, visi, kaip sakant, Seniai, jeigu būtų visi protingi, jokių eilių nebelėktų, trafiko nebebūtų, visi skraidytų, bratucha. Dabar ir eilė kamščiai, nes žmonės ir užkimštom smegenim yra. O jeigu būtų visi protingi ir tobuli, tai būtų tiesiog harmonija, kaip geras gabals eina, sinharmonija, taip ir žmonės būtų. Nebūna taip. Buvo rojus buvo. Buvo, bet tai... Ne, tu negali sakyti, kad nebūna, nes tu priešinėsi, o būna. Aš tikiu, kad būna ir kad bus. Ta prasme, tokia mano pozicija yra. Tai gal aš atrodo keista. Tai pasaulis toks atverts, kažkas turi darbuotis. Tegu ant spūn, tam ir esi tu šiam pasaulyje, kad ne tam raugi kartu rauktum ton raugą, tom bravarą, o kad įneštum šviesos. Tai vot. Tam esi tu, bratucha, ir aš. Ne kad ten toliau po ton šūdą plaukėtum ir burbuliotum, o kad priešintumės ten. Amen.
Dėkui tau. Tai va, aš sakau, tavo asmeniškas šikas klausas, aš tikrai stovėsiu už tokį poziciją, kad būna, kad gali būti viskas gražu, viskas tobula, jo. O jeigu sakyt, nebūsi toks, nepyk, bet negatyvus, žinai, pas Kristaus, pažiūrėk, jeigu Kristus prikelinėja negyvėlius, bratka, tai viskas būna, seniai. Būna. Bet aš tavęs paklausęs šitų samprotavimų, blecha, visada atrodo, kad į bažnyčią būnu nuėjęs. Tai niekas veikia. Prašviesėjęs. Supratau, rimta, Nu, kad tenai nieko kažko neįkvėpi tu labai, bet pasiklausai. Man nereikia. Ir bent 5 valandom būni toks jau, žinai. Bent 5 minutėm, žinai, būni toks. Bet tas galvoju yra neblogai jau, blemba. Dėkui, tai tu priimk, žinai, kaip jaunesnį brolį aš tikrai nenoriu čia kontroliuoti kažko. Ne, aš kaip vyresnį, kaip apaštalas, kaip tau. Tai per daug garbinga, žinai. Ne, per daug garbinga, jo. O tie apžinai, stiprybės, sakau, stiprybės, budroma, aštraus protą, žinai, bet matau, tu turi tokį galingą apsaugą, žinai. Ir savęs, tai dėkuoju Kristau iš tikrųjų. Ne, tai, žinai, babų nesulauki, ten 104 metų visada rožančius būdavo rankai, blecha, labai griežtai auklėdavo, blecha, tai likęs tas, žinai, pasąmoniai tas, žinai. Jo, super. Gal dėl to, žinai, tos stiprybės turiu, žinai, dėl to. Ir aš manau, kad būtum, jeigu kažkoks judesys įvyktų, toks lūžis labiau, tokių, kaip sakyti, visuotinių mastų ir tu prisijūtum labai greitai. Atsikratytum išveš dėkiam tos tamsos, nors ir esi jau turite, kiek tu vis tiek da jaunas žmogus. Aš manau, kad tu vis tiek esi takojamas biškė aplinkos. Tu jaunesnis, aš kem 2 metų jau, blem. Vis tiek, žinai, aš manau, kad visuotinis toks lūžis įveiktų ir tu bumt irgi pasijungtum, sakytum, aliuliuja, kur aš buvau visą gyvenimą, žinai. Kas gerai dar turiu tokių žiūrovų, supranti, kurie labai kritiškai mąstantis yra. Jų nėra daug, čia mane kartais pastebi kokie 10 žmonių ir surinkčiau, kurie dablaiviai mąsto, žinai. Ir... Ne, super, tai ir esi toks, vis tiek, vedlys, toks savotiškas. Jo, toksai, kaip aš irgi toks, kai išlendu, kaip pastorius toks, žinai, biški, nes jie nedrasesni žmonės yra, tai aš gaunu jų mintis, žinai, įgarsinti realiai. Ne, tu gerą poziciją, tokių užėmė, toks moky prieiti, žinai, prie tokių žmonių. Bet turėdams tokį poziciją garbingą, turi garbingą ir išnaudoti geram, švarim motyvam, tai yra faktas, žinai, be abejonių. Kiek išeina stengiamės? Jo, bratuka, karočiui. Matai, bet iš labai, ne. Tai va, plungelė mano akysi jau, bleka. Plungi, būk palaiminti, plungi tikėjimą ir Kristaus vardu. Gerai, užvežiau jo, dvasios. Connection. Kągi ir nirkon tada, geri, bratuka, malonu. Jo, labai dėkoju, kad apsilankėt mūsų laidoje, dėkojam dar kartą, bleka. Ačiū. O čia tai jo. Vieta visada laisva, blema, garbingus ačiū. O čia tai tema, geri, nirkon, šalom, kiešas. Jo, į visos klubinės komandos dar kartą dėkojam, blema, supranti, mūsų šventajam kunigaikščiui, blema. Viso geriausio, kaip sakė. Davai, kiešas, šalom. Jo, eterį buvo, blema, tiesos, kaip sakant, kunigaikštis, kaip čia pasakyti, blema, kovojantis už šviesą tamsoje žmogus. Ką mes matome prieš savo akis, ar tai avarija kažkokia, tai ne, tai tiesiog fūra sustojusi. Jo, tai va. Kas čia fūrai nutiko, nieko nenutiko. Tai kaip jums, ar patiko šitas tiesos žodis? Žemaičio, Telšiškio. Ypač gerai interpretuoji mūsų mintis, sako, jo, tai žodžiu tikrai realiai iš valstybinio lietuvio egzaminų savo kartoj, kai laikiau, tai realiai nebuvau labai ant lietuvių kalbos kietas, bet žodžiu šitą kūrybinę mano gyslelę pastebėjo
valstybinius egzaminus taisanti komisija, tai realiai iš savo kartos 3 vietą paėmiau iš visų laikiusių. Tai kai nestiprus lietuvis blemba, lietuvių kalboje, tai aš skaitau visai neblogai pasirodžiau blemba. Taip netgi lietuvių kalbos mokytojai, atsimenu, po egzaminų rezultatų paskambimo buvo nustebusi, žinai, ta prasme, kad bulemas, o Kestai, kaip tu čia pavarai, žinai. Nu, tenai, žinai, 2 panelės tenai. Ir kas įdomiausia, 1 vietą paėmė tokią panelę, kurią visada mokytojai tenai grūzindavo. Oi, tu čia klaidingai mintis dėstai, tu tą, na, tenai ir ta panelė. Žodžiu, 1 vietą paėmė valstybinių egzaminų. Paskui 2 vietoj buvo tokia panelė tikrai gerai besimokanti. Nu, į 3 vietą balį rezultatus mano buvo už ten. Bet ten buvo turbūt bendras jau balas, tai ir iš gramatikos, ir iš rašybos, ir iš analizės interpretacijos. Tai, nu nežinau, aš kažkaip manau, kad gramatikui tikrai negalėjau daug surinkti. Man atrodo, tenai sudėta buvo kartu į padalintą iš 2. Tai vis dėlto reiškia interpretacijos. Žodžiu, balai man užkėlė visą bendrą rezultatą į viršų. Aišku, tenai 100 fonių, tenai tie mano rezultatai labai ten juokingai skamba, bet lyginant, kad kaip nestiprus žmogus 3 vietą paimti, nors, nu, blemba, tikrai labai pačiam buvo keista. Nes buvo tokių, kur net labai mokytojai, kur visada garbindavo, kur net neišlaikė egzaminų, o tas įdomiausiai. Tai paskui gavo 2 važiuoti mokyklinį laikyti, aišku, mokyklinį išlaikė, nes ten mokyklinis ir mažaraščiams ten. Ten iš vis tenai, žinai, ten be tikslo. Tai. Nu, ką veikia? Mes atvažiavom į Žemaitijos 2 miestelį, Plungelę, blemba. Plungelė jau stoja. Plovimo mašinų aparatai nauji. Ir Maximo 2X kviečia dešros nusipirkti. Neturinčius patirties, bet norinčius išmokti. Gastronomijos księga. Pirmiausia, jos lyderės Marine Le Pen. Manuelis Fernandesas pristatė moterų vaidmenį. Nu ką, mėly draugai, dėkui, kas užsukot, nepatingėjot. Nieko ypatingo šiandien nebuvo. Biški ten, biški šiandien, biški taip, biški naip ir, žodžiu, baiginėjam savo laidą. Ačiū labai, Aušra, už palinkėjimą. Gražios dienos ir jum. Kad viskas šiandien jum pasisektų ir vakare vyras padarytų skanį kokteilį pasmėgauti, žodžiu, su ledukais kokį nors. Tai va. Tai tiek ir žinių. Iki kitų susitikimų, mėly draugai. Ar užsirakino, nežinai?
Beždžioniukų į kitą. Oba! Kur šoka jis esi? Belė ką? Belė ką išdarinėjai, blemu. Nu, čioškai apačius. Nu, va, taip per dieną turi, nėra ką veikti, turi pramogų savo susimastyti, matai. Turėtų žmogus tik to, kad tik tokintų per dieną, dar nemažai babkių užkaltų. O ką dabar veikti? Dabar beliek tik tai skarstytis, be prasmės. Ne, į Klaipėdą nevažiuosiu šiandien dabar. Nu gerai, važiuojam toliau. Da, ten mūsų nuotykių visokiausių. Kal man batareiką išneštai, da galėsit pažiūrėti kažką. O, žiūrėk, liūtas. Lietukai te gražiuoja. Ir beje toks, būtų labai smagu, kad jeigu rodau liūtą, kad kažkas, kas esat prie babkių liūtą įmestumėt, o jeigu rodau beždžioniuką žodžiu. Jokauju, žinai. Visi juokas. Kas čia juokis, aš jokios pats. Pats moku padaryti ir juoką ir pats... O, čia gražius gyvūnus pareina. Toksai įdomus. O čia galima? Lūšis čia kažkokia tai. Ne lūšis, čia yra servalas kažkoksai iš Afrikos žemyno, blemo. Stop. Sunerimęs toksai kaip... Sunku pasakyti, žadėjau sakyti Rimits Balčiūnas, bet tikrai Julius Kapucinas bus mūsų ekrane netrukus. Nu ir kur jis yra? Štai ir jisai. Nu, šok. Bam! Eik tu savo, kaip gražiai užšoka. Wow, ką tu čia? Bet tai kaip gerai, eik tu savo. Blemo, žiūrėk su uodega, žiūrėk su uodega, kaip laikytis moka. Matai? Aba! Žiūrėk, kur tas liupa. Spidermanas. Nu, tas grinai Spiderman prisižiūrėjęs yra. Tai čia visi Spidermanai, blemu. Belė ką. Bam. Trakšt. Siaubingai gerai padaro bairius. Plau, reik prieš palei saulę eiti, geriau matysis. Nu, ką tas ten? Žiūrėk, tas bando ištraukti. A jisai ką, jis gali ištraukti? Žiūrėk, ir ištraukė župą. Eik tu savo, ir ištraukė, žiūrėk, tą pagalį. Traukia. O! Matai, kaip su uodega užsikabinusiai, kaip su penkta koja. Kad nenukristų. Žiūrėk, šoklis. Aba! Ir įskylė. Bet tai gali, jo čia skaudžiai jisai. Bet žiūrėk, tas koks naglas, su šakaliu. Žiūrėk, ir išmes šakalį lauk. Ir išmetė, įsivaizduoji? Mandrolis, o mes paimsim tą šakalį. Žiūrėk, ir užmetė vaikui ant galvos šakalį. Nu, blecha. Snarglytų, blecha. Bet to žaltys užmetė šakalį. Imk, trauk atgal. A tu matei, kad tau per galvą šakalį užmetė. Žiūrėk. Bam. Nukrito. Ava. Ne, nu tėtai gerai šiandien. Afrikai nuo Mersių kalpokas. Geras, čia geras. Aš jau įsigandau. Tipo, fuck you nepatinka. Jebe.
Tu dar vieną traukia. Jis dar vieną nori ištraukti. Nu, žiūrėk, bando dar vieną ištraukti. Kur jis? Bet tu matei, kai jis tau per galvą tą pagalį užmetė. Aha. Nu, trauk. O, yra kažką turi. Žiūrėk. Ai, pametė, blemba. Eik į apačią, pasimk. Eik į apačią, paim, nebijok. Ir taip per visą dieną, blemba, tu turėk tu kantrybės tiek blūdyti. Aš norėjau. Belė ką, karoči, belė ką. Nu, čia tie daržininkai, žiūrėk, o. Nu, nešk čia, nešk pagalį, mesk. Mesk. Aš įkišiu iki seną tą drambliuką, gerai? Žiūrėk, pešas jie. Eik tu savo. Įsipešęs. Nu, kažkaip nemaloniai čia jo. Nu gerai, keliaujam toliau. Da, grįšim, tikrai įdomiai čia pasistebėti. Juokinga. Žiūrėk, kas čia? Gyvūnijos šitą pasaulį. Jokauji. Tai kengūras yra šiltoje Afrikoje, ten kažkur, Australijoje. Žiūrėk, rimtai, palauk, aš noriu pažiūrėti, ar spirs ar nespirs su kojom. Čia patinėlis matau. Ar yra vaikelis? Ne, čia ne mama, čia ten mama yra. Kur tai ten? Jo, čia žeminės kengūris. Prisitaikiusius Lietuvoje, bet labai. Bet čia iš tų mažųjų, čia nieko įdomaus čia. Va, nebarškai. Tos didžiosios skarbuntai tenai žmogų gali pasiboksuoti. Čia kažkas tokio, kaip triušis su ilga uodega, kažkoks panašus. Atsiprašau, kengūra, bet pasinaudosiu. Žiūrėk, telefonas. Tėti, telefonas. Nu, tėti. Aš turiu. Žiūrėk, čia papytas, čia berniukas. Nu, sušalis tas kengūras. Oli, čia kaip bėgo. Aha, einam toliau. Ali, matai, kaip sakinai. Dabar valysim čia. Einam toliau, da, telefoną dar. Vat. Jie dažniausiai bandomis vaikšto. Labai yra panašus viens į kitą. Dažniausiai nieko nesiskiria. Ne, nekišk. Žinai, kodėl? Aš tą norėjau paglostyti, turės man su ragu trenkia. Jo, čia vat yra visi tie doneiteriai vadinami, kaip sakant. Doneiteriai, va, doneiteriai. Avis, kitaip tariant. Kitaip tariant, avinų banda. Mačiau, kas sėdi. Kur sėdi jisai? Klaipėda, ne Kaunas. Vėl servalas sėdi tenai kažkoks va šitas gyvūnas. Čia mažesnis servalas. Servelats, blem, lietuviškai. Ką tik pradėjo mane vienas žmogus stebėti. Liūtai palei kvapą mes užuosim, kur užuosi smarvė tokia, tai bus liūtai. Vat šitos varnas va. Ir nešioja šitą maistą visokią dviesuliną. Ir juos išnešioja po visą kaimynų teritoriją. Nu kažkaip žiūrėsim. Ten yra bizonai, matai? Tai
eitumės pro šitą pusę, čia atėjom. Nu tai išeisim, nebijok, kaip nors. Kažkaip jau išeisim. Kažkaip jau išeisime. Einam tiesiog. Koš, čia didelis. Kur? Tu pažiūrėk. Gal einam į tą pusę? Ne, tu pažiūrėk, aš čia. Ateik. Gal pro čia geriau? Papugėlės, žiūrėk, arbūzą šiandien gavo, o tai šventė. Šiandien Žiūrėk, kaip ten valgo. arbūzų diena. Tokia geltona maža mažyta. Jo. O čia žiūrėk, kiek jų daug yra. O tu pažiūrėk, aš čia per gyvūną. Tai čia arklys, man atrodo. Tavo glis. Nu tai jeigu arklys iš vonios Kur? Tik nesakyk, kad voveraitį, voveriuks, blema. Kur buvęs, kur nebuvęs mūsų. Mielas draugas voveriuks pasirodė ekrane, blema. Nu jau hebra gausit patapinti, kad voveriuks laivę. Jau tikrai tapinkit per ekraną hebra, voveriukas gyvai šiandieną. Iš narvelio. O čia koks gražus vaizdas, mėly draugai. Eikit sa. Nėra nei ką valgyti iš bado, žiūrėkit, žmogus dilgėlė. Ne, petražulė, blecha. Iki tokio lygio, kad beždžionį jau ant petražulį turi maitintis. Va tai tau. Matyt, kad link uždarimą jau, kad penktadienį. Oi, koks užpakalis raudonas, blema. Jo. Oi, sušikti, blecha. Aš jau širdies smūgį negavau. Eik tu savo. Eik tu pekla. Nu, blecha. Atrodo gražus, ramus, kad... Fu, blema. Čiut širdis neišlėkė, blema. Mėtai mane su akmenį, įsivaizduojat. Nupizdės naglumas, na. Ir žvengi, žiūrėk, nusisukęs. Pasėmė kažkokį konkorėžį, bandė mane mesti. Jo, Karoliui, Klaipėdoj čia. Šiandien vaikam nemokamai. Tai jei turi vaikų, vežk vaikus, kol dar gali. O pats da banano vėžę valgo. Nu jo. Ir tą matėjai, kaip tau. Kaip puolėčiau. Kas čia iškne? Šiaip darbo čia yra įdėta, blema. Lūšis čia paprastoji. Aplamai jį uždarinėja po to, kai antilopiuką užbadė antilopės. Ten žvėris prižiūrėtojai. Jo, matėm tą reportažą. Bet čia vis tiek gal geriau būtų kažkokių Sėdėti valgyti. Taisyklių laikytis, gal geriau ir palaikyti vis tiek, kad ir nedaug tų gyvūnų. O tu žinai, kiek darbo yra dėti tiems gyvūnams maisto. Taip, ir visi tie aptvarai vis tiek yra padaryti. Ne per vieną dieną, blema, tiek metalų suvežta visokių strypų. Bet. O, kuna matata kasose. Kuna matata, varom. Kuna matata, beždžionė. Dar reikia vėl nemestų kokią akmenį mums ten. Jinai pabaigė 25%. Bet šiaip smagu, manau, yra, kai namie sėdi arba darbė, žinai, jeigu yra laisvo laiko kažkas, kur vaikštinėja, dar jeigu kažkokią istoriją papasakoja. Aš ir pats žmonės, kur vaikšto kažkur, kad
Nu, ne kartais visada pastebiu. Va vėl, kūna matata. Kūna matata. Visada pastebiu. O, narva lindo. Visada pastebiu. Šiaip įdomi, jo. Tokia emocija. Neišleisk gyvūnų. Nu, mažasis. Jo. Tiesiai norėjo man. Jau žinokit, spalio, ar ne spalio antra šiandien? Jau biškį net rankų šala, bre. Pala. O už tokie vamžiai yra naudojami, blemba, gręžiniams, kai gręžia. Atgyvenę, vieną į kitą jos susuka. Jau bus nupizdinęs iš kažkur. O kas? O kas ką? Arba papėgiai gavęs. O, žiūrėk, bulius. Jo, čia bulius nemažas. Ten paskui, nu gerai, einam ten. Bet ten paskui grįžti gausim. Jo, einam ten. Čia paskutinis. Čia paskutinis kažkoks tai kalnas. Pfu, čia iš vis jau čia mėšlo kalnas kažkoks. Kai visada su tais gyvūnais, žinot, kaip ir su tais kvapais. Danielių aptvaras. Bet aišku, nu taip norėtus, ane, ant žolės, va, tokie gyvūnai, kad vaikščiotų gražiai kažkokiai pievai. Bet ne tokiam srutų, blecha, savartinė. Čia gali būti chebra, kad čia realiai yra jau tie, vat, kur, nes paskutinis vanarvas, ne veltui, ne, aš nesumaišyk, va, ne veltui chebra, dabar aš pasakysiu visą tiesą, kaip čia yra. Ne veltui šitas įvažiavimas yra gale. Ne veltui šitas aviganis yra čia. Kuris praneša. Ir čia greičiausiai yra suvežti iš kitų, vat, kur žmonės šitie vat, seni visokie gyvūnai. Aš matau, kad jau yra amžiai šitie, kuriais jau tiem liūtam ant maisto tiesiog. Paskutinės dienas čia, kur skaičiuoja, čia jau yra ta paskutinė, žodžiu, stotelė šitų senolių. Tai, žodžiu, jau čia laukia jie mirties, žodžiu, ir kai ir automatiškai vienas, kai jau, vat, nes visi jau, vat, palenkia galvas tokie, žodžiu, panikoje, tai prasme, jau žino, kad dienos suskaičiuotus. Tai prasme, nebėra jau kažkokių prisiminimais da gyvi. Ir kai nugaišta, jo, tiesiog yra vežamas tiems liūtams atiduoti. Dabar, nes ne veltui va čia ir yra, va, kaip sakiau, tie va vartai, nes kad žmonės nematytų paskutinę stotelę čia suvežami. Va, šviežus pėdsakai, kai buvo vežamas gyvūnas. Prieš atidarimą ryte kokią 5 valandą į liūtams įmetamas, kad nematytų. Žodžiu, tokia situacija. Nekokia. Kaip yra gimstama ir liūtas skrandį išnykstama iš šio pasaulio. Atrodo, kaip mūsų mokytoja, nes mūsų mokytoja irgi garbanė. No. O šitas garbanė.
Garbanį, kas čia iš garbanių, tik tokie ir tokių garbaniai. Nu, einam pažiūrėti tą garbanį. Iš arčiau, kas čia toks yra. Na, čia vadinama karvė tiesiog. Kažkada Lietuvoje būdavo tokių gražuolių. O žiūrėk, koks šūdas. Šūdas, čia yra šūdas lietuviškas. Štai ir turim vieną lavoną jau, blema, kuris netrukus keliaus ant liūto stalo, blema. Jau, O jeigu jis miega? jau paskutinį atodusį vat, žmogus atidavęs. Akis, tai žodžiu, uodega dar tik juda, bet jau akis matau, kai jau išėjus Anapilin. Žodžiu, tai netrukus ir pamatysim, kai jau liūtai doroja šitą gyvūnėlį, nes jau mirtis užklupo, kaip sakant, pamažu. Paskutiniai atodusiai va. Paskutiniai atodusiai va. Taip atrodo mirštantis gyvūnas, kas nematęs. Tai čia laukia apspjaudyti nori. Čia spjaudaliai. Spjaudaliai, legendiniai spjaudaliai, kurie gali apspjauti netikėtai, blema. Ir skeltadantis draugelis. Net nenoriu rankų kišti, o šita kokia gražuolė mergina, blecha. Nu, gryna marčiulė, blema, aikštinga tokia. Šakės. Žvilgsnis užbirintis čia. Net nežinau. O ką tu čia valgo žolę? Nu, kaip aš kaip visada mėgstu nusifotografuoti su draugais, teik čia. Ale, žiūrėk, jis mano pukelį suvalgė. Jis mano pukelį suvalgė. Jis nieko apie gyvūnus nesupranta. O kas čia? Nu, lak. Taip, čia atrodo bitkoinų kasykla, va. Kas čia? O kas čia gyvena? Jo, čia belė ką. Kas čia gyvena? Nieks čia negyvena čia. Čia ukrainiečiai arba sirų pabėgėliai uždaryti. Greičiausiai iki šitam namukė gyvena tie darbininkai. 100% rasim kokį ukrainietį priimtą. O žiūrėk, čia žinė. Šežinį čia vat. Kas čia? Aišku, ką prisėdi. Kas čia? Liūtas, čia liūtas tikras. Tu juokaujai, taip arti? Tai aš praktiškai galėčiau jam paimti už ausies. Palauk, nebarškink, neprižadink, aš pabandysiu už ausies jam paimti. Nu jo, biškvais yra, ne koksai, iš tikrųjų. Ne kažką, žinai. Paim. Nu, tai paim, kad tu galvoji. Žiūrėk ten šuo. Šunį suėdė? Matai? O, šunį suėdė, matai. Matyt, nudvėsi, šuo jį suėdė. Ne, ten tikras šuo, ne. Jo, va, tai tipinė Juozo mąstymas nusivesti vaiką į kino teatrą. O, jau kažką. Nu, zdarova. Kaip gyvus? Ne, aš galvoju čiupti už nosies jam, bet blecha, jeigu reakcija mano ne apie tokia pat kaip jaunystėje, tai įsivaizduoju, kas iš mano rankas liks. Ne tik rankas neliks, bet į alkūnės jaučiu nelikti. Nedaug dievių jisai mane sučiuptų. Jisai gali dabar vaidinti labai tokį draugišką, suprantat, kol aš pirštus įkišiu. Nes dažniausiai jie taip daro, blecha, kaip ir aš, kai prisijungiu tik tokį. Bet labai šilts atrodo toksai, ne? Ir toks švelnus. Nu, bandom. Tada norėčiau paglostyti, bet... Kažko tai užuodė.
Kažko tai jisai jau, žiūrėk, jeigu aš kiščiau, žiūrėk, kaip jisai mato mėsą, jisai tos rankinas pasiemi čia ir trauki ten iš kitos pusės tamai. Ten prikabini maistą kitoj pusėje, pavyzdžiui, kokį. Ir čia taip trauki. Raganosį, tai galvoju, ir čia raganosį. Ar raganosis? Nėra jokio raganosį čia apgauta. Apgavo. Bet kaip tos šakalius reikia kišti tvorą, man pasakykit, aš nesuprantu. Nu va, yra tigrai. Tigrai. Žiūrėkit, kaip įdomiai tenai tigrai neina prieiti, uždaryti. Baliam, nesuprantu. Čia 3 tigrai. Jo kaulas. Kažkieno. Kaulas. Žiūrėk, tačiau gėlė. Nu, va, tigras, nu. Lietuvoje. Im kaulą. Tigras buvo. Čia nieko nėra. Fu. Kvapas tai belė koks čia, balti tigrai kažkokie. Jau suverda, aš dar kvėpuoju. Fu. Aš Kad burda kvėpuoju. jau nebenoriu net per burną kvėpuoti, kaip čia man smirda. Per burda tėti tada šeibas einam. Tėti. Dar ten einam, dar ten nebuvom kažkur. Kaip pravieniški zonai. Ar taip, zonai irgi tokis klėtkas yra. Klėt. Liam čia taip supainiota vis nesuprasti, kur čia kas. Kur čia kas. Čia geltons tigras su baltu tigru sumaišytis. Įsuprask tu čia juos. Kas čia vyksta? O, koks didelis. Į kur jisai čia atsigulęs ant tų 2 karčių? Nu, nemažas toks. Didelis. O, žiūrėk, dar vienas draugelis. Oho. Miega. Nu, Daro va taip. I'm sleeping. I'm sleeping 2 procentai. Jungiam, žodžiu, kitą telefoną. Tai dabar tęsinys zoologijos sodo bus iš elektrošou, žodžiu, paskyros, I'm sleeping. kurie dabar taip pat jungs. Nu ir niekai, aš žinau, šiai bei tą. Šį bei tą nieko ypatingo. Šį bei tą. Ką? Klaipėda čia, Klaipėda, mėly draugai. Primenu, kad dar yra nemokamas įėjimas šiandien vaikams. Kažkaip random sugalvojau užsukti. Ir žodžiu, 30 sekundžių baiginės šitą batareiką šitam telefonui, tai elektrošou. Wow. Čia mano telefonas. Supykęs. Eik tu savo. Bet kur jis ten paslėpęs yra? Wow. Kas jam yra? Nežinau, kas čia yra jam. Gerai, užsidedam dar muzikėlę.
gali pasakyti. Gerai. Nenoriu. Nu, tu su viena, nu. Mokinu, žinai, kad tėvui prie pensijas bus prisidurti. Kaip sakant, vis tiek pensija maža mūsų bedarbių. Kas neturit užsidirbę, aš nežinau, kaip jums. Iš ko jūs pensijoje gyvensit, aš tai neįsivaizduoju. Jo, Švėkšnai Klaipėdoj, blemba, gal čia. Matai, kad kur tau Švėkšnai tokių karvių bus be vieno rago. O tas dar tebeslankė šiandien visą dieną bando tą patelę paisinti, žodžiu. Ir tu turėk tiek smarvės, vat vaikščiot. Ta matai rujoja, blema, o tas, kadangi užuodžia. Eik tu savo, va taip galvojau. Kad telefoną tuoj bus ant žemės. Gąsdinai mane. Tai palauk, kur čia dar nebuvom? Čia buvom. Bet aš noriu pasižiūrėti tuo žaismynį. O tu matai, kaip tas nu šitą ragas nulinko vienas? Kur? Nu tam. Aha. Vienas toks tiesus, o kitas toksai ne į temą toksai. Aš Kad labai šitą norėčiau kamerą nepritraukinėjai. burgerį. Burgerį ir aš pats norėčiau, bet artimiausias Burger Kingas yra tik tai Klaipėdoj. Noriu varyt, kur aš noriu. Kaip sakei, nori varyt, kur tu nori? Jo. Kad čia mano taisyklės, ne tau. Mano. Einam, Tu negali man nurodinėti nieko. einam prieš. Nu yra čia. Tai palauk, tu geriau suras dar tų beždžionių juokingų ar kažko. Vežk vaiką valgyti, kaip Kinder surprizą suvalgyti. Sakiau, ką renkės, ar dešro. Graužia. Oi. Tie mažiukai tokie sušlapė. Ne.
Zoologijos sode šiandien vaikams nemokamas įėjimas. Nes avinų diena gyvūnų. Galit už nosies, pavyzdžiui. Tu manim palikai, Aš mačiau, kad iš galo jį. Mačiau, kad iš galo jį. Klau, kur tai mani? Nu, iš ten tų. Nori tu. Taigi yra čia dar beždžionokė. Kavinukė, kuri neveikia. Senai buvau, ten reiks apsilankyti, abrangiai, blemba 12 eurų suaugusiam žmogeliui. 12 eurasikų. Mes kur varysim pas Jozą varom, svečius, nesam buvę. Svečius? Tai Jozai kaip tik atvarau, nesam šitą vaiks nėra buvęs pas tave svečiuose. Už 20 gerų minučių būsim pas tave. A ne? Nori pas Jozą? Aišku nori. Mes pažiūrėsim kaip gyvenu. Jeigu užsisak dar. Tai žodžiu, už 20 minučių. Aš įsigiau. Plius maistas 3 eurai. Nu, aš įsigiau. Nežinau. Ai, gerai. Tai žodžiu, už 20 gerų minučių Jozai būsim pas tavęs namuose. Jo, varysim pas Jozą. Užkais karbatas mums, blemba. Užkais karbatas. Aš pas Jozų tėvų? Atvažiuoju, vis tiek namuose vien sėdi. Vis tiek vien sėdi namuose. Tu man nepudrink. Mes važiuosim į Jozo namus, į jo namus? Jo, į Jozo. Ar į jo tėvų?